Nu, šiandien išmiegojom Airbnb kambariuke pas močiutę, nes vakar tai užsiknisau aš ten totaliai, kaip sakyt, su tais serpantinais. Kažkaip nusikaliau. Visi prietaisai, viskas išsikrovė, atvarėjau iš tą kaimą. Restoranų nėra, nieko nėra, viskas uždaryta. Tai teko pasiimti kambarį, pasikrauti prietaisus visus ir išmiegoti. Diena prasideda. Pavalgyti burgeriukų. Sakėm, 2 burgerius su vištiena. Šiandien kirsim Turkijos sieną. Ir gal biškį dar pavažiuosim, ten yra ežeriukas. Kiek tolėliau, bet ten nemažai sukilimo. Tai žiūrėsim, vakar buvo sunki diena. Kilometrą sukilimo, tai šiandien nusikalęs toks jaučiuosi, tai bus matyti. Pietaujam. Ir sutikom daugelių. Ką jūs, kotikai? Ką jūs? Nu, va, mama atėjo. Nu, kas čia dar atėjo? Dar katė. Važiuojam. Здравейте. Stumėm. Kelelis daug žadantis nėra. Panašu vėl serpantinų dienelė nusimato. Pastačiukas apleistas. Skylėm sienose. Nu, dar geresnis kelelis nusimato. Lemba tai serpantinai, tai žudo. Pristatėja. Normaliai čia įstumė. Štai tikrai nevažiau čia su mašina jau vietoj. Kilometrų ilgiau, ap 2, bet jau netokio kelelio. Vyrai motyvuoti irgi, man irgi va įpūtė biškį motyvacijos. Greičiau stumtis. Nu va, kelionė baigėsi vyrų. Su dalyvavimu. Jau ragas. Jau raganosis, aš matau jam. Raganosis vyram. Per kamerą gal statumas nesimato, bet statumas jaučiasi. Ir gyveniai važiuoja. Viskas reikia atsipūsti. Sveikint su vietiniais.